Sveiki kolegos ir platformos Cargo Road lankytojai ir kažkokie tai vartotojai, kurie prisijungėte. Tai yra daug atnaujinimų Cargo Road platformoje. Keletą parodysiu. Dabar iš dešinės pusės matysit kaip užsakovo prisijungimas, iš kairės kaip vežėjo. Ok, prisijungiam tada. Kad būtų aišku. Taip. Tai prisijungiame, tai kaip ir matote užsakovas vežėjas parašyta. Dabar kas yra nauja? Tai kai prisijungiate, yra toksai dalykas. Čia iš dešinės tai organizacija, kuri turi visas pasirinkusi veiklas, iš kairės vieną. Dabar yra toksai dalykas, kaip kad rodytų kažkurią tai kaip pagal nutilėjimą, tarkim nuspaudus skydelį, čia irgi skydelį, tai galima nueiti taip, kad einate organizaciją. Ten rodo du skirtukus iš kairės, vežėjas ir organizacija. Jeigu jūs nuspausite organizaciją ant šitos žvaigždutės, reiškia, skydelis bus pagal nutilėjimą kaip organizacija. Jeigu nuspausite ant žvaigždutės vežėjas, jūsų skydelis bus atidaromas kaip vežėjo. Tai tiesiog paprasčiau, patogiau. Taip pat analogiškai kitoj pusėje nueinu į organizacijos skirtuką. Ir jeigu pasirenku, dabar šiuo metu vežėjo pradinis yra, jeigu pasirinkčiau nuoma, tai nuoma atsidarytų. Jeigu pasirinkčiau meistro skydelis, ta, kuri jūsų veikla pagrindinė, tą ir žymėkite. Jeigu jums reikia tik į organizaciją užėti, jūs pats nieko nedarote, yra jūsų darbuotojai, viską atlikinėja, tai jūs organizaciją pažymite, kad pagrindinė. Tai šiuo atveju, kadangi čia yra kaip ir parodymas, kas vyksta, kaip pasakojimas, kokios naujovės, tai čia yra viena iš naujovių. Tai tada einam į skydelį. Kadangi aš jau pažymėjau kaip vežėjas, tai iškart vežėjo rodo skydelį. Šitas vežėjo skydelis yra pačio savininko, kuris irgi gali užsakyti reisus, gali užsakyti, pažymėti reisus naujus, kuriuos pasirinkti juos. Tai tiesiog gali būti tokių vartotojų, kurie turi tik vieną mašiną, tai jiems per šitą patogiausia ir bus eiti. Jeigu jūs turite daug mašinų ir turite žmonės, kurie pas jūs dirba, dispečeriai, tai yra atskira bus pamoka, ten galima pasijungti dispečerio langą, pasikviesti jį, pirmiausia dispečerį pasikviesti žmogų, kuris pas jūs dirba ir prisijungti. Taip pat vairuotojai irgi turi savo atskiro profilio tipą, irgi parodysiu po to. Tai dabar einam taip, padarome, kaip užsakovas einu į pervežimus. Ir dabar yra 4 mokėjimo tipai. Nemokamas, greitas, patikimas ir patikimas su didėjimu. Yra sukurti 2 papildomai. Nemokamas užsakymas, patikimas su didėjimu. Nemokamas, tai praktiškai jūs galite padaryti nemokamą užsakymą, jis iki galo įvyksta, viskas tvarkoje su juo. Tiesiog ten jame gal mažiau yra savybių, kurias gautumėte kitose pasirinkimuose, bet jeigu jūs ten paprastus reisus darote ir jums nereikia, kad kažkas tai žiūrėtų, ar ten atsiskaitė, neatsiskaitė, jūs tarpusėje susitarėt ir platforma nesikiša, tai manau, kad gali užtekti to dalyko, tai kažkiek reisų darysite mokamai, kažkiek nemokamai. Patikimas su atidėjimu, tai turi būti, jūs nuspausite ant to patikimą sudėjimą ir ten bus užklausa, kurioje parašysite, kiek jūs norite atidėjimą ir kuriam laikui galvojate atidėjimus turėti. Tada bus peržiūrima, ar jūs galite būti vartotojas, kuris atidėjimu. Kadangi dabar platforma turi ne vieną partnerį, Kreditinfo, po to yra rekvizitai LT ir dar ten papildomai bus keletą dar prijungta vėliau. Tai jeigu jūs busit patikrinti, ar jūsų įmonė yra jūs kreditabili,
Tai tada jūs galėsit gauti kažkokį tai laikotarpį ir kad klientai matys jūsų skelbimus su atidėjimu. Taip pat yra dar kitas dalykas, jeigu esate jūs vežėjas ir norite priimti užsakymus su atidėjimu, tai yra jūsų profilyje galima, organizacijos profilyje galima nustatymus nueiti. Taip. Taip, tai nueinam į profilį, yra bendra informacija apie jūs, apie jūsų valdomą įmonę, ką jūs veiklą užsiėmėt. Šitoje vietoje yra vežėjas, galima įjungti nuomoja techniką, teikiu remonto paslaugas ambasadoriaus, bet šitas vartotojas neturi, tai einam į vežėją. Tai va, šiuo metu dar yra pridėta daug visokiausių variantų, tarkim, yra vežėjo nustatymuose vežamos medžiagos, ką jūs pervežate, tai pavyzdžiui, inertinės statybinės, galite žymėti po vieną, galite iškart visas pažymėti. Tarp kitko, jeigu jūs nenorite matyti grunto kažkokių skelbimų, tiesiog nuspausite ir nematysite grunto skelbimų. Taip pat jūsų technika įvairiausia, čia galite pasirinkti, ką jūs norite matyti, kokius skelbimus norite matyti, tada, kur jūs dirbate vidaus tarptautinį kabotažą, naudojate į aptarnaujimą šalis, tada sertifikatus pridėti, tada TIR-CARNET, tada galima pasirinkti dokumento šablonus, kuriuos jūs naudosite prie šitoje platformoje, juos peržiūrėti čia nuspaudus. Ir va šitoje vietoje užžymite, kiek jūs tikitės, kiek sutinkate laukti. Tai tiesiog jums neis tie kiti skelbimai, kurie, jeigu bus ten 5 dienos, jums nerodys. Jums rodys tik 14 ir 30 dienų skelbimus. Jeigu 14 dienų atsiskimą, tai tokį rodys. Jeigu visus atspausite, tai nerodys jums skelbimų. Taip, čia beje galite kelti nuotraukas savo. Tai va tiek, tada einam vėl į skydelį. Ir parodau, kaip nemokamas užsakymas. Dabar yra performuota, bendri kroviniai į viršų, bet čia nedaug reikia pavažiuoti, statybos kroviniai žemiau. Specialūs kroviniai yra ir autovežiai, ir tralas, ir cisterna, konteineris, užeinant ten kažkurio, tai galite detalę padaryti, tiesiog pasirenkate ir jūs nuvesti tą konkretų kažkokį užsakymą. Bet jeigu žinote, ką jūs norite, tarkim, persijus kažkokį tai savivarčio, tai čia yra keli variantai. Čia galima užžymėti, jeigu yra tiekėjas ne jūs, tarkim, ten iš kažkokio, tai galima jį įvesti, bet jeigu nėra tokio poreikio, galite nevesti. Gavėjas, jeigu ne jūs, irgi įvesti galima. Tada pasirinkate koks, galite tik bet koks, tai bet koks yra variantas, kad medžiaga vežėja, tai jisai tiesiog pats veža iš kažkur, tai jūs tiesiog nesidomėte, jums svarbu, kad būtų medžiaga vietoje. Bet jeigu jūs turite savo medžiagą, kažkokias sutartis, tai galima taip. Tai tarkim, jeigu Vilnius Dolomitas, Dolomito aikštelė, čia galima užžymėti žemėlapyje, jeigu žinote kažkur tai tašką, kur tikrai važiuos, aš tarkim pasirinktinai dabar. Tada iš Dolomito galima pasirinkti kažkuria skaldą, čia yra sužymėta. Tada, kada pageidaujate, kad paimtų, tarkim, ten 12, tada kažkokie aprašymą, pageidavimo kaina reiso, tarkim, 100, tarkim, jūs norit, kad už 80 eurų, arba 70, kaip norit, čia tiesiog. Dabar, jeigu esate ypač didesni kroviniai ir jie vežami iš vienos šalies į kitą, galima pridėti krovinio draudimą. Šitą matys užsakovas, kad yra draustas. Tai jeigu kažkokius vietinius darote ir pasitikite ir jiems ten nėra kada drausti, tai tiesiog galite čia nepildyti, čia nėra privaloma, bet tiesiog jeigu bus rimtas krovinys, tai siūlyčiau apsidrausti. Spaudžiate toliau. Ir tiesiog čia galite pasižiūrėti, čia yra kokia yra tiesinė kaina, čia yra dirbtinio intelekto, kokios rinkoje vyrauja. Galite pasiskaityti aprašą, užsakymą santrauką, pateikti užsakymą. Dabar užsakymas yra 4,50 ir dabar žiūrime kitoj pusėje. Jis jau atsirado pas vežėją.
Vežėjas jau mato tą užsakymą. 4,50. Ką matome čia? Tai kadangi įmonė neverifikuota, bet atstovas autentifikuotas, kredito rizika labai aukšta, turit SMR draudimą, nereitinguota kol kas. Ką dabar padarysiu? Jeigu jūs galvojate, kad tai kaip ir tinka, galima peržiūrėti, pradžiai peržiūrim, kas čia kur ką nori vežti, kokie maršrutai, detalės, galima pasikalbėti su užsakovu. Apačioje yra pokalbiai, čiatas, liaudį vadinamas sveikas. Kainą galime paderinti. Ok, nusinčiat. Dabar eina užsakovo skydelį. Mano skelbimai eina. Hop. Ir viršuje yra mano tas skelbimas, ką tik paduotas. Aš einu į detalės. Ir aš matau žinutės nuo pretendento. Čia gali būti daugiau, tai atsiuntė, skaitau, sveikas, galima paderinti. Tada rašau, už kiek atvežtum. Ok, spaudžiat enter arba šitą. Tada jisai mato, už kiek atvežtum. Tai gerai, tada rašote 100. Jis mato, pagalvosite, formuok pasiūlymą. Tinka. Hop, ir jūs matot. Ok, grįžtate atgal prie to skelbimo, pateikti kainą. Jūs čia viską matote irgi apie tą reisą, pakartotinai. Čia yra toksai fintas, čia įvedus galima, kad neieškot Google Maps'e kokie atstumai, galima pasitikrinti, čia įvedus pasitikrinti atstumą. Bet šiuo momentu yra aišku, koks atstumas, čia dažniausiai reikia, kai yra nurodytas tik tai adresas, kad atvežti, tai jūs dėl savęs galite pasitikrinti. Ar tarkim įvedus ten iš savo važiuojamos vietos, kiek bus ten kilometrų. Tik kad neįti Google Maps'ą nepulti, čia vietai galima pasitikrinti, kiek kilometrų. Ir gerai, rašote 100. Čia galima 1-2, tada galima pasirinkti jau tikslesnį laiką, ilgesnį datą netgi. Pateikėte. Dabar einame į užsakovo. Mano skelbimai. Ir dabar matote, paskutiniam skelbime yra vežėjas. Jūs matote, kad tas vežėjas, kuris siūlosi, įmonė verifikuotas, atstovas patvirtintas, nors rizika aukšta. Sakau, yra tikrinimas vyksta, kai jūs prisijungiate ir save autentifikuojate, parodysiu, kurioje vietoje, gal iškart parodysiu, kad nuosekliai būtų. Einate į profilį savo ir šitoj vietoj, kol jūs būnat neverifikuotas, rašys, įvykdyti verifikaciją. Kai jūs verifikuosite, tenais jūs nuves į DocObit langą, ten suvedate mobilaus arba Smart ID prisijungimus ir jūs tada verifikuoja, kad jūs esate Jonas Jonaitis ar Petras Petraitis ir priklausote įmonei. Viskas. Tada jūsų įmonė yra patikrinama, ten triggeris toks padarytas, kad tuo pačiu patikrinama. Kol šito nepadarysite, rodys visą laiką, kad jūsų įmonė neidentifikuota ir kredito rizika didelė. Siūlyčiau iš karto pasidaryti, kad jeigu norėsite, kad matytų jūs kaip patikimus, beje, dar ten ir daugiau rodys ir ten, nuo kada įmonė sukurta. Kai jūs jau pasitvirtinsite ir įmonė jūsų patikrins, tai parodys ir yra daugiau, čia kaip matote, yra vienas skelbimas apačioj. Tai parodysiu, ten kitas darytas, tai įmonė verifikuotas, atstovas nepatvirtintas. Tiesiog atstovas nebuvo patvirtintas, bet siūlyčiau iš karto pasitvirtinti. Manau, kad jums tai bus naudingiau. Jeigu krovinys apdraustas, rodys, kad apdraustas. Ok, tada grįžtu atgal prie mano skelbimų ir į paskutinį skelbimą. Peržiūriu, gerai, tinka, tebūnėte, įmonė pasitikius, pasirenku vežėją ir dabar vienas toksai dalykas yra padarytas. Ir elektroninis vaštaraštis. Siūlyčiau iš karto jį darytis,
Tiesiog nuspaudžiate generuoti ir viskas. Jūs čia galite pasirašyti šitoje vietoje. Nuvesius į Dokobito langą, ten pasirašote, pasitvirtinate. Ypač jeigu tai yra krovinys brangus ir tolimas važiuoti, tai šitą būtinai darykite. Ir jeigu vežėjas to nedarys, tai atkreipkite dėmesio, galite jam paskambinti, pasakyti, kodėl tu nepatvirtinai. Čia nėra privaloma, čia nepadaryta, kad privalomas, bet tai tiesiog jūs matysite, ar tikrai viskas ok yra, jeigu žmonės pasirašinėja, visos pusės pasirašo, tai yra, tiesiog jums yra patikimas reisas gaunasi. Galite nesirašyti, bet tas važtaraštis išlieka, po reiso jūs jį galėsite parsisiųsti. Ok, tai dabar einam į vežėjo pusę, į vežėjo langelį ir dabar matom aktyvus. Aktyvus spaudžiam ir dabar tas 450 yra jau atsiradęs, kad jisai yra aktyvus ir galima pradėti vykdymą. Opa, spaudžiam vykdyti, tada spaudžiam pradėti reisą. Jeigu žinote atstumą, galite nesirinkti tų Google Maps Waze here, bet jeigu norite, geriau pasirinkite, pagal jį važiuosite. Kai jūs jau atvažiuosite, spaudžiate atvykau. Taip. Ok, tada spaudžiate fotografuoti krovinį. Kadangi jūs busite su mobiliu telefonu, tai ten nufotografuosite. Šiuo metu aš kompiuterį rodau. Taip. Dabar galima pridėti važtaraštį. Jeigu jums išdavė važtaraštį, tarkim, kažkokį tai iš Dolomito, nes iš Dolomito užsakymas, galite jį nufotografuoti ir jisai prisiseks. Aš tiesiog tą pačią nuotrauką. Ir viskas, jūs tada tvirtinate pristatymą. Patvirtinot pristatymą, atsidaro langas, peržiūrėtės užsakymą. Jūs spaudžiate ant šito, važiuojate žemyn ir yra QR kodas. Šitą QR kodą rodote objekte esančiam žmogui. Tai gali būti užsakovas, gali būti užsakovo atstovas. Viskas gerai. Jis atsidaro telefoną, nes dažniausiai nebūtinai būna. Telefone atsiranda nuoroda. Nuspaudžius nuorodą, nuveda į langą, kuriame rašosi į pavardė. Ten labai viskas paprasta. Tiesiog elementaru rašosi pavardė, tarkim, Jonas Janaitis. Yra langelis pareigos, pagalbinis, ten kažkoks tai turėjo būti. Arba meistras galima. Ir žemiau yra langas pasirašymui. Tiesiog kaip visuose pristatymuose, tiesiog pirštų pabraukėt. Ir patvirtinat pristatymą. Matot, kai aš patvirtinu pristatymą, atsiranda parašyta, kad Jonas Janaitis meistras, tokią dieną, tokią valandą, šiaip įsisaugoja ir GPS-as, pasirašė ir pasitvirtino. Dabar kitas dalykas, einu į užsakovo pusę. Jis gauna į elektroninį paštą nuotraukas ir 6 skaičių kodą. Tas 6 skaičių kodas kam reikalingas, kad, tarkim, jeigu dingtų elektra, dirbtų internetas ir jūs nematytumėt, kur pasirašyti, ir visokių situacijų būna, bet vairuotojas žino tą kodą, jis prieina, pasako, koks kodas, jūs pasako tą, kur turite pašte ir jisai tiesiog sutikrina, viskas sakė ir iškrauna jums krovinį. Aišku, čia tokie force majeuriniai dalykai, bet tai gali būti. Bet jeigu nėra force majeurinio dalyko, tai jūs tiesiog matot, kad atvyko viskas, parašas yra, jūs tą pažįstate meistrą, kuris pasirašinėjo, kaip ir sakiau, yra įsisaugoję netgi GPS, įsisaugoję vietovę, kuris pasirašė. Čia kodas nėra privalomas, bet tiesiog čia tik tai kaip atsarginis variantas. Spaudžiat patvirtinti. Galite vertinti, parašyti, rašykite komentarus. Būtinai, nes tos komentarus po to galima bus paskaityti, kai prieš užsakymą atvežė laiku. Taip pat lygiai taip pat kitoj pusėje klientas priėmė greitai, nereikėjo laukti.
Viskas. Jūsų krovinys yra įvykdytas, galite peržiūrėti parašus, parsisinčiate šitą PDF-inį, galite pasižiūrėti. Šiaip irgi, kaip užsakovas, tiek šitą vežėjas gali pasižiūrėti, kas ten pasirašinėjo. Tai dėl to siūlau, kad jeigu važiavote, kad, jeigu įmanoma, pasirašinėkite. Jeigu turite, aš suprantu, kad galbūt nebus laiko ten pasirašyti ir ar ką, bet tiesiog pasirašinėkit. Kaip pavyzdžiui, va čia nais, jau tas žmogus, kur pasirašė objektą, jisai matosi. Tai jeigu būtumėt visi pasirašę, siuntėjas, vežėjas, tai matytųsi. Iš principo visi kiti yra panašiai vyksta, tik tai tiesiog ten, kur yra greitas užsakymas, ten yra mokamas. Greitas užsakymas yra mokamas mokestis platformoje. Nuo vežimo ten yra apie 6%, minimum 4 eurai. Patikimas užsakymas su kortele. Tai reiškia, kad užšaldo visą reisą sumą. Manau, kad jeigu jūs nepraeisite autentifikacijos, kad jūs tinkama įmonė turėti atidėjimus, tai jūs naudositės patikimas užsakymas arba greitas užsakymas. Tiesiog mus matys klientai, kad jūs tik tai su šitais priemate užsakymus, bet gal jeigu jūs gerai pažįstate, jie priims tiesiog su jūsų užsakymą. Tai patikimas užsakymas, jūs kaip užsakovas, jeigu užsakysite ir jeigu reisas kainuos 100 eurų, tai ten pagal viską turėsite apie 102 eurus mokėti. Ten yra formulė, galite pasiskaičiuoti, yra taisyklėse aprašyta. Dalį atiduoda vežėjas, ten iki 4-5% dalį jūs. Tai tiesiog prieš darant patikimą užsakymą pasiskaitykite, kokie yra procentai, vežėjo atveju irgi siūlyčiau pasiskaityti. Tai manau, kad gali būti, kad reikės kažkokių greitos užsakymas, tai yra tai tiesiog platformos mokestis, kuo mes skiriasi visi nuo nemokamų. Tarkime, nemokamas užsakymas turi tik tai SMS-inį patvirtinimą prie vaštaraščio. Tai toks yra dalykas, kad jis toks, gali užginčyti realiai, bet tarkim, vis tiek jau kaip ir patvirtino, kad jisai čia pasirašė. Prie visų kitų, kurie yra mokami, yra tvirtinama per mobilų arba smart pasirašymą. Viskas, tada jeigu tu pasirašai, tu įsipareigojęs 100% ir joks teismas tavęs neužginčys. Tai va toks skirtumas, dar daugiau ten aišku yra savybių, kurių dar čia nepapasakojau, tai po to dar papasakosiu ir vėliau. Tai tiek šiai dienai.